Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo. Labas rytas arba laba diena, gerbiami mūsų klausytojai, beigi žiūrovai, tie, kurie žiūrėsite mūsų socialiniuose tinkluose Facebook, YouTube arba Extra FM LT interneto svetainėje. Žurnalistų namai tradiciškai renkasi temą, apie kurią viešoje erdvėje kalba daugybė žmonių, nuo politikų iki paprastų žmonių, bet kiekvieną kartą, kai kalbam apie svarbias temas, mes tikimės, kad iš tikrųjų ekspertinis pasižiūrėjimas yra nemažiau svarbus nei politinis, galbūt ir greitas toks valgymas įvairių temų. Ir šį kartą kalbėsime apie dirbtinį intelektą ir jo veikimą valstybės institucijose, valdžios institucijose, paprastai kalbant ten, kur sprendimai priimami, dėl mūsų gyvenimų, dėl mūsų likimų, ten, kur viešieji pinigai skirstomi. Taigi šiandieną nutarėm pasišnekėti apie dirbtinį intelektą ir kiek skaidrus yra jo diegimas, atsiradimas valdžios institucijose. Tema šiek tiek provokatyvi, pabandysim pasiaiškinti, ar tuo metu, kai dar natūralaus intelekto kartais mums pritrūksta, sprendžiant opiausias temas, dirbtinis intelektas yra būdas išspręsti daugybę neskaidrumo, kitokių klausimų, ar priešingai gali sukelti ir grėsmių, jeigu mes neturėsim aiškaus strateginio etikos požiūrio, kaip jis turi būti naudojamas bet kurioje ministerijoje ar kitoje valdžios institucijoje. Priežastis mūsų pokalbiui žurnalistų namams yra labai paprasta. Šią savaitę Transparency International, tarptautinė organizacija, kuri rūpinasi skaidrumo klausimais ne vienoje valstybėje, išplatino pranešimą apie jų atliktą tyrimą, apie jį šiek tiek vėliau pakalbėsime, kurio metu paaiškėjo arba matosi, jog yra daugybė neatsakytų klausimų dėl dirbtinio intelekto naudojimo. Ir vienas pagrindinių yra vis dėlto koks strateginis matymas, kaip valstybė planuoja jį įdiegti, kiek daug, kur, kokiu būdu, kaip pirkti paslaugas to dirbtinio intelekto. Ir mes nusprendėm, kad būtų labai gerai pasišnekėti su žmonėmis, kurie darė tą tyrimą, dalyvauja jame. Ieva Dunčikaitė, mūsų viešnia, atstovauja Transparency International iniciatyvų vadovė. Sveiki, gyvi, Ieva. Sveiki. Ieva, aš įžangoje nemažai dalykų išvardinau, turiu turbūt priminti ir pristatyti, kad jūs dirbate Transparency International su keliom temom. Tai ir politikos, ir viešų finansų skaidrumas, duomenimis grįstų sprendimų priėmimo skaidrumas. Pati esate turinti patirties studijuojant įvairiose šalyse, kiek teko matyti ir Belgija, ir Prancūzija, ir Jungtinė karalystė, Europos parlamente, beros stažavotės. Tai gal, Ieva, pradėkim nuo šito dalyko. Dirbtinis intelektas dabar ant seilės visiems. Viešoje erdvėje, versle, visi kalba apie tai, kokia bus ateitis. Technologijų entuziastai, man atrodo, apskritai kiekvieną dieną tą temą išplatina vis naujų žinių, kad jau galima atsisiųsti įvairias programėlės, išbandyti jas, testuoti, dirbtinis intelektas padės paruošti prezentacijas studentams, dėstytojams, atsakyti į svarbiausius klausimus. Tiesa, daug kas pabrėžia, jog vis dar atkreipia dėmesį, jog tai yra testavimo variantai, tai nėra kažkokie galutiniai sprendimai. Ieva, gal pradėkime nuo jūsų tyrimo. Ar jums atrodė, kad toks tyrimas iš tikrųjų šiandieną būtinas atsakant į kažkokius tokius strateginius klausimus, kai jau technologiškai viskas atrodo važiuoja taip greitai, kad belieka tik laukti, kurią dieną įsijungsim ir dirbtinis intelektas už mus pradės spręsti mūsų gyvenimo klausimus? Man atrodo, nors tas dirbtinio intelekto žodis kartais ir banalus jau net atrodo, ir kiek čia galima apie tai kalbėti, nes ir kaip daug IT specialistų sako, taigi čia tas pats kaip kompiuteris. Mes visi anksčiau ar vėliau naudosim, priprasim prie to ir viskas čia su tuo gerai, reikia tik tai daugiau mums žinių ir kompetencijų. Bet iš kitos pusės, jeigu pagalvoji, kad mūsų viešojo sektoriaus institucijos irgi gali naudoti įvairius algoritminius įrankius, dirbtinį intelektą sprendimų priėmimui ir mes kažkuriuo metu galim kaip valstybė, kaip visuomenė net nebežinoti, kur mes sąveikaujam ir bendraujam su kitu žmogumi, kalbant apie įvairias viešąsias paslaugas, o kur galbūt mums atsakinėja dirbtinio intelekto kažkoks pokalbių langas arba boksas, VMI turi įsinstaliavę SIM-as vardas, žmogiškas vardas duotas, tai man atrodo, tada jau kyla ir nemažai iššūkių. Ir kaip gimė ta idėja pradėti žiūrėti, tai kasgi vyksta Lietuvoje, nes bendraujant su kolegomis iš užsienio, iš Nyderlandų, iš Jungtinės karalystės, netgi iš tos pačios Lenkijos, mes matėm, kad jau tikrai tų sprendimų yra. Pavyzdžiui, viešajam sektoriui yra skirstomos pašalpos, remiantis būtent dirbtinio intelekto technologijom ir įvairiais algoritmais. O kas svarbiausia, kad mes girdėjom ir apie skandalus, kai tai nepavyksta, kai žmonės nukenčia,
kai žmonės yra diskriminuojami dėl to, kad algoritmas veikia negerai ir niekas jo nepatikrina, arba yra naudojami tam tikri duomenys, kurie yra jau, sakykime, pasenę 10 metų senumo ir dabar mes gyvenam visai kitoje realybėj ir mes supratom, kad mes nežinom, kaip yra Lietuvoje. Pavyzdžiui, vieną pavyzdį galiu duoti, kad šiek tiek iliustruoti, apie ką čia kalbam. Tarkim, Jungtinėj Karalystėj buvo skandalas su pašalpomis, kuomet dirbtinio intelekto algoritmas vertino, ar asmenys piktnaudžiauja valstybės pašalpom ir nutraukti jiems skirimą, ar visgi ne, ar viskas yra gerai. Ir buvo nustatyti tam tikri rizikos rodikliai, pagal ką atskirdavo, ar čia galbūt žmogus piktnaudžiauja tą pašalpą ar ne. Ir kas atsidūrė tarp tų žmonių, iš kurių norėjo labiausiai atimti pašalpas, tai Bulgarijos piliečiai. Nes buvo sudėliotas taip algoritmas, kad jis diskriminavo Bulgarijos piliečius. Ir tų pavyzdžių daug, kai yra moterys neįdarbinamas ir taip toliau. Ieva, atsiprašau, o ką reiškia buvo algoritme, dirbtiniam, kad jeigu bulgaras, grubiai kalbant, Bulgarijos piliečiai čia turbūt reikia turėti galvoje, ir jis kažkaip, išlaidas kokias netokias turi, ar dar kažką, ar tiesiog jis yra Bulgarijos pilietis, tai jam griežčiau kažkaip taikomi kriterijai, ar aš teisingai suprantu, kad jeigu koks Britas, tai jam vienaip, jeigu Bulgarijos pilietis, tai jau jį griežčiau kažkaip vertina ir jis gali prarasti pašalpą. Tai va čia ir yra klausimas, kurį mes keliam, tai kiek mes iš tikrųjų žinom apie tą algoritminių įrankių naudojimą ir kokiais tikslais, ir kokie duomenys yra naudojami, kad nutinka taip, jog Bulgarijos piliečiai patenka po didelės rizikos grupę, bet nepatenka, Rumunijos piliečiai, nepatenka Lietuvos piliečiai. Kaip taip nutinka, nes pavyzdžiui, ir ne visada turim atsakymus. Kai kuriais atvejais yra aiškiau, pavyzdžiui, panašus skandalas buvo Amazon dėl įdarbinimo, kuomet buvo diskriminuojamos moterys ir daugiausia buvo įdarbinami vyrai. Ten pasižiūrėjus duomenis, atskleidus informaciją, pastebėjo, kad taip nutiko dėl to, kad buvo naudojama 10 metų senumo duomenys ir pamatė, kad anksčiau tą tech industriją labiausiai dominavo vyrai. Tai klausimas, kiek tada mes esam jau prisitaikę šioms dienoms. Tai man atrodo, kad, tų pavyzdžių yra visokių, bet kai kalbam apie viešų sprendimų priėmimą, čia Lietuvoje, kur mes patys mokam mokesčius ir nesuprantam, ar juos priima žmonės, ar juos priima dirbtinio intelekto technologijos kažkokios ir dar nesuprantam, kokius duomenis naudoja, tai iš tikrųjų tie sprendimai gali nuvesti labai rizikingus mums visiems sprendimus. Tai dėl to ir svarbu kalbėtis apie tai. Gal Ieva, užsiminėte apie mokesčių inspekciją, kadangi reikia pripažinti, kad dalis dalykų susijusių tokiom technologijom, jos aišku, kalba arba liečia ir mūsų finansus. Tiek valstybės valdomas duomenų bazės, pavyzdžiui, ar apie mūsų turtą nekilnojamą ir panašiai, ir matyti ateityje netgi nekilnojamo turto mokesčio klausimai greičiausiai nerankiniu būdu bus sprendžiami, o sėdės ten koks nors sąlyginis Simas arba Jonas, reiškia, kuris peržiūrės mums ten tos mokesčius skirsis. Bet užsiminėte apie mokesčių inspekciją ir Simo, reiškia, dalyvavimą. Turbūt mes turime irgi patikslinti, kad net tos konsultacijos, kurios šiandieną, kurias teikia pradedant bankais, baigiant viešojo sektoriaus institucijom, josgi susiję dažnai su klausimais, kurie kyla žmogui, kaip mokėti, ką nors, kaip nemokėti, galbūt dar kažką daryti. Ir mes suprantam, kad klaidos kaina gali būti tokia, jog žmogus iš tikrųjų gali nukentėti gana stipriai. Ir šiandieną aš akivaizdžiai turbūt suprantu, ir jūs tą turbūt patvirtinsit, kad žiūrint netgi į įstatymus ir teisinę bazę, būtų greičiausiai neįmanoma žmogui turbūt pristeis kokią nors žalą, nes kur nors žvaigždele arba mažom raidėm pažymėta, o gal net ir nepažymėta, jog koks nors virtualus botas, tavo konsultantas, jisai neatsako kaip joks valstybės tarnautojas ir iš tikrųjų tai nėra oficiali informacija, todėl kiekvieną kartą lyg ir tu gauni paslaugą, bet turi dar kartą ją patikrinti, ar ten, nežinau, pas advokatus, ar pas kažkokius teisininkus ir taip toliau. Šitas dualizmas turbūt labiausiai kelia klausimų. Ir jūsų tyrimas, apie kurį šiek tiek vėliau pakalbėsime, man atrodo, iškėlė vieną tokią labai mintį, kad trūksta strateginio matymo, aiškių įsipareigojimų ir atsakingos institucijos. Ar tai reiškia, kad dirbtinis intelektas, kurio dabar pilna visoje viešoje erdvėje ir politikų kalbose,
yra reiškinys, kuris gyvena tarp mūsų, bet nėra šeimininko. Valdžios institucijos, kuri viena iš tikrųjų būtų atsakinga ir spręstų galima, negalima, kaip jį naudoti. Juk tai yra turbūt taip. Taip ir yra. Iš tikrųjų, kai atlikinėjom savo tyrimą, kilo daugiau klausimų, negu radom atsakymų. Pamatėm, kad Lietuva neturi įgyvendinamos dirbtinio intelekto strategijos, nors esam kaip šalis minima tarp tų bene 70 pasaulio valstybių, kur tarsi yra dirbtinio intelekto strategija, bet jeigu iš tikrųjų pasižiūri, atsivertęs tą dokumentą, supranti, kad tai yra labiau ataskaita, kurią kažkada kolegos iš Kurk Lietuvai kartu su kitais ekspertais parašė, siekdami skatinti pokalbį apie dirbtinio intelekto plėtrą, bet tas dokumentas niekada nebuvo oficialiai patvirtintas, kas iš tikrųjų yra su strateginio lygmens dokumentais Lietuvoje, kad jį reikia patvirtinti, jeigu norim. O koks tas dokumentas tada, jeigu nepatvirtintas? Čia yra tai yra tiesiog ataskaita. Tai yra tiesiog ataskaita, kuri turėjo paskatinti pokalbį, kurioje šiaip yra tikrai įrašyta gerų principų, kad mums reikia ir to pačio skaidrumo ir atskaitingumo ir kad etiškai turi veikti dirbtinio intelekto sprendimai. Bet ji nebuvo patvirtinta, nebuvo priskirta atskaitinga institucija, kuri neštų tą pokalbį į priekį. Kažkada turbūt daugiausiai dalyvavo ekonomikos ir inovacijų ministerija rengiant tą ataskaitą, bet nebuvo priskirta kažkokia atsakomybė atskira, nebuvo jokio priemonių plano ir kas jį turėtų įgyvendinti. Tai iš esmės, nors mes gyrėme, sakėm, kad esam viena iš 3 pirmųjų šalių 2019 metais sukūrusi dirbtinio intelekto strategiją, visgi tai buvo tik pavadinimas. Ir taip mes matėm ir gerų pokyčių nuo to laiko. Mes turim ir Lietuvos dirbtinio intelekto asociaciją, dabar ir EdTechas yra įkurtas, kuris orientuojasi į moksleivius, į jų švietimą. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu, kad moksleiviai žinotų, kaip naudotis dirbtinio intelekto technologijom atsakingai. Bet Lietuvoje iš tikrųjų mes to strateginio matymo neturim. Ir man atrodo, kad dabar yra labai geras metas apie tai kalbėti ir burti bendruomenę ir suprasti, kas turi būti šalyje atsakingas, kokia institucija, kodėl, nes atlikdami būtent savo šitą apžvalgą, pamatėm, kad mes dar turbūt kol kas galim išvengti tų skandalų, apie kuriuos pokalbio pradžioj kalbėjom, apie Jungtinę karalystę, apie Nyderlandus, kitas šalis, nes Lietuvoje dirbtinio intelekto technologijos būtent sprendimų priėmimui dar nėra naudojamos. Taip, reikia patikslinti, nei įstatymus kol kas rašo, nei ten kokias pašalpas skiria, tam tokiam dalykui dar iš tikrųjų nėra Lietuvoje, tą reikia jūsų studija targi parodė, ne? Taip, mes siuntėm užklausas 100 didžiausių valstybės institucijų, kurios gavo didžiausius valstybės asignavimus praeitais metais ir tos, kurios, sakykime, užima svarbų vaidmenį sprendimų priėmime, atlieka ar tai stebėseną, ar tai yra priežiūros kažkokios institucijos. Tai iš atsakymų, kuriuos gavom, supratom, kad ne, dar pašalpų neskirsto ir tokių sudėtingų klausimų dar kol kas algoritmai nesprendžia, bet tikrai yra naudojamas dirbtinio intelekto technologijos, jis nėra svetimas, daugiausia naudoja rutininėm įvairiom užduotim, biurokratizmui mažinti, viešųjų paslaugų kokybei gerinti. Pavyzdžiui, nacionalinė teismų administracija naudoja algoritminį įrankį bylų skirstimui, bet jisai remiasi teisės aktais, jisai remiasi teisėjų specializacija, teisėjų krūviu. Tada girdėjom, kad yra tokių įrankių, kurie, pavyzdžiui, padeda paskirstyti moksleivius į bendrojo ugdymo įstaigas arba, pavyzdžiui, bando nuspėti, kokia yra tikimybė žmogui įsidarbinti per ateinančius 12 mėnesių. Užimtumo tarnyba tokį algoritmą turi. Ar, nežinau, stebėsenos įrankiai, pavyzdžiui, švieslentės, tarkim, viešųjų pirkimų tarnyba savo duomenis deda į švieslentę, kur irgi gali tam tikrus rodiklius susijusius su viešaisiais pirkimais matuoti. Tai tikrai dar nesvetimas tas pokalbis, bet dar kol kas tokio grinai sprendimų priėmimo be žmogaus įsikišimo Lietuvoje neturime. Tai dabar kalbėti apie tai, ko reikia, yra pats tas metas.
Aš dar turbūt pavyzdį pasakysiu, visai nesena istorija, irgi buvo duomenys paviešinti, kiek vaikų mokyklose jau naudoja dirbtinį intelektą, atlikdami užduotis ir paaiškėjo, kad tikrai pakankamai daug, universitetuose be jokios abejonės, ir ten jau irgi kyla klausimai iš tikrųjų, kaip patikrinti, kaip vertinti galų galia tai, ar tai jau yra legalu ir kokiam apimtim, jeigu nusirašinėti nuo draugo, tikrai mes suprantame negerai, bet nusirašinėti, kabutėse pavadinti nuo dirbtinio intelekto sukurto turinio arba didžiąją dalį jo perkelti, irgi dar ne iki galo atsakyta. Ir, miela Ieva, mes truputėlį turėsim to įsiskirti, ar aš teisingai suprantu, kad Lietuvos progresas yra toks, kad mes iš tikrųjų jau turime atskiros institucijas dėl tam tikro skaidrumo matyti arba greitesnio kokio nors ten darbo organizavimo, kaip bylų paskirstymas teisėjams, iš tikrųjų čia galbūt labai svarbi tema ir gal per mažai apie kalbama kartais tam, kad iš tikrųjų žmonės patikėtų, jog atskiri teisėjai negauna jiems palankių advokatų arba atvirkščiai, reiškia, advokatai turi palankumą pas teisėjus, negauna bylų, gal dirbtinis intelektas čia gerai. Ar aš teisingai dar suprantu, kad atsakingos institucijos nebuvimas šiandien reiškia, kad jeigu kiltų skandalas, kaip kokioje nors kitoje valstybėje, mes turbūt vėl pradėtum pirštais badyti, kad turėtume darbo grupę skubiai kurti, nes nebūtų atsakingo nei politiškai, nei kitaip? Iš tiesų panašu, kad neaišku. Mes kaip tik vakar turėjom diskusiją su akademikais, dirbančiais su dirbtinio intelekto technologijom ir kitais panašiais klausimais, su tom pačiom institucijom. Ir kėlėm klausimą, tai kasgi turi būti atsakingas, nes iš mūsų kokybinių interviu, iš mūsų tyrimo pamatėm, kad yra įvardinamos labai skirtingos institucijos. Tai šiaip darėm ir balsavimą, daugiausiai balsų surinko vyriausybė. Tai, sakykime, profesionalų bendruomenė labiausiai tikisi, kad vyriausybė žengs tą pirmą žingsnį ir burs tą bendruomenę, kalbėsim apie nacionalinės strategijos atsiradimą, apie skaidrumo standarto atsiradimą, dirbtinių intelektų ir kitus svarbius klausimus. Taip. Mila Ieva, mes labai trumpam įsiskirsim ir tada grįšime jau prie ir jūsų tyrimo, šiek tiek kai kurių detalių ir dar pakalbėsime apie tai, o kaip vis dėlto padaryti, kad tie sprendimai, kurie bus priimami, ypač dėl finansų, bet ne tik dėl jų, tikėtina būtų gal net ir geresni naudojant dirbtinį intelektą, bet apie tai iš karto po trumpos pertraukėlės. Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo. Grįžtume prie pokalbio šiandieną žurnalistų namuose. Mūsų tema yra dirbtinis intelektas, o dar tiksliau dirbtinio intelekto atsiradimas mūsų gyvenime. Ir specifinis klausimas, kurį šiandieną keliame, tai ar dirbtinio intelekto atsiradimas viešajam sektorium, valdžios institucijose, paprastai kalbant, tos, kurios turi mums tarnauti, dirbti, ar ten atsiradimas iš tikrųjų padės išskaidrinti valdžios institucijų sprendimus, pagreitinti biurokratizmo problemas, išsprendžiant įvairius klausimus, sprendžiant. Ar vis dėlto yra ir grėsmių, jog dirbtiniam intelektui sukurti algoritmai, įvairūs dėsniai, kuriais jie vadovausis, nesukels galbūt ir sunkių pasekmių kai kada žmonėms ir kas už tai atsakys, be jokios abejonės. Transparency International organizacija, tarptautinė organizacija, kuri rūpinasi skaidrumu viešajam sektoriui ne tik jame, atliko studiją, tyrimą, kuris rodo, kad Lietuvoje trūksta kol kas esminio dalyko, strateginio matymo ir netgi atsakingos institucijos. Tai Ieva Dunčikaitė, iniciatyvų vadovė, kuri dalyvavo šio tyrimo organizavime šiandieną laidoje. Tai dar kartą, Ieva, grįžtam tada prie esminio turbūt dalyko. Dirbtinis intelektas daugelis pabrėžia, turi daugybę grėsmių, bet pagrindinis dalykas, dėl ko jo džiaugiamasi, tai yra, kad jis daug rutininio, biurokratinio darbo nuims nuo žmonių, tikimas ir valdžios institucijose. Ir gal kai kuriais atvejais gal bus net labiau objektyvus nei koks nors sėdintis žmogus. Ir čia staiga aš tada jaučiu tą tokią dilemą. Objektyvumas lyg ir siekiamas dalykas, kaip mes kalbam apie kitų žmonių gyvenimus, jų problemų sprendimą, bet kai mūsų atžvilgiu yra kokia nors problema, tai jeigu dirbtinis intelektas paskirs mums pas gydytojo priėmimą po 3 metų, nes jam pasirodys, kad mūsų sveikatos duomenys tyrimai leidžia dar mums gyventi 3 metus, o mums skauda šiandieną, aš taip pajuokausiu, tai mes būsim labai pikti ant tokio dirbtinio intelekto, nes skambinsim draugam, turbūt pažįstami, nežinau dar kam, į registratūrą, būkit geri greitai, man 3 metai per daug atrodo. Ir aš šio pavyzdžiui, Ieva, turėjau pačios ir paklausti. Jūs kalbino daugybę žmonių iš įvairių institucijų. Ar aš teisingai suprantu, kad valdžios institucijose žmonės iš principo nežiūri labai neigiamai dirbtinio intelekto atsiradimą ir mano, kad tas galėtų veikti ir būti, tačiau ko tikrai trūksta tiem žmonėm, tai giluminio supratimo. Tai yra, net valstybės institucijų žmonės dar nėra tikri ekspertai, gal taip pavadinkim šitos temos. Taip, sutinku tikrai, ką sakot, ir tai galima matyti ir jausti netgi, sakyčiau, iš įvairių institucijų darbuotojų, atstovų.
nes dirbtinio intelekto technologijos tikrai daro mūsų gyvenimą ne tik paprastesnį, bet ir įdomesnį. Mes turbūt daug kas jau išbandėm ChatGPT, ką jis gali, ko negali, ir jos yra labai svarbios inovuoti, judėti į priekį ir kartais net, žinot, girdim tokių dalykų, kad nesinori perreguliuoti to dirbtinio intelekto, nes visgi mes norim judėti į priekį. Bet kad judėtume į priekį, turbūt yra svarbu ne tik pati technologija, yra svarbu žmonių kompetencijos, kurie dirbs su tom technologijom, arba dar kitaip jas pirks. Nes yra viena dalis žmonių, kurie jomis naudosis, ar ne, tai čia irgi labai svarbu jų kompetencijų lygį kelti, bet yra kitas dalykas, kaip mes įsigysim tas dirbtinio intelekto technologijas kaip valstybė. Tai kaip mes ir kitus dalykus perkam, tai yra viešieji pirkimai. Ir tada klausimas, kaip viešosios institucijose žmonės, kurie yra atsakingi už įvairių sprendimų, tarp jų ir DI technologijų sprendimų įsigijimą, kokybiškai atliks pirkimus. Ar jie turi pakankamai žinių, kaip surašyti techninės specifikacijas, kad įrankis, kurį gausim, pavyzdžiui, iš privataus sektoriaus įmonės, tikrai veiktų tikslingai, etiškai ir kad mes galėtume tai suprasti. Ar mums, nežinau, kitos šalys, kolegos iš kitų šalių kelia klausimą, gal turi atsirasti ir toks kaip auditorius, kuris patikrintų tuos algoritmus kartas nuo karto. Ir galbūt į sutartis, į sutarčių vykdymo dokumentus reikia įrašyti, kad tai yra viena iš sąlygų, kai perkam iš privataus sektoriaus. Ir tada... Ieva, atsiprašau, bandyčiau įsiterpti. Aš suprantu, kad grėsmės, tai ką jūs minėt, aš gal iš pavyzdžių pasakysiu. Valstybės institucijos daug reikia anksčiau technologinių įvairių sprendimų yra, pavyzdžiui, e-sveikata, vienas turbūt garsiausių dalykų, kurio naudojamės. Ir mes girdėję esam, kiek buvo įvairių skandalingų situacijų. Tai yra milijonus kainavusi sistema, kuri laiks nuo laiko ir strigdavo, arba nebūdavo kažkokių funkcijų, ją keiksnojo daug kas. Ir mes suprantame, kad netgi tarp valstybės institucijų kilę buvo įvairios sumaišties, tai kas čia kaltas, kas atsakingas, kad už milijonus pripirkta sistema nelabai veikia, netaip veikia, ten ko nors nesimato, kokių nors duomenų apie mus. Ir aš suprantu, kad jūs iš tikrųjų keliate temą, kuri labai paprasta šiandieną, liaudiškai kalbant, kad neprisipirtume už milijonus daiktų arba žaislų, gal net vadinkim, kurie arba neveiks, arba iš tikrųjų galėtų būti labai pigus. Kitaip tariant, kad žinotume, ką čia perkam. Nes po dirbtinio intelekto gali būti, kad visos institucijos prisipirks už milijonus daugybę dalykų, kurie dar finale gali būti net ir neetiški, tai ką jūs minėjote. Jeigu nusipirksim, kur bus įdėta, kad suvalkietį arba žemaitį diskriminuoja labiau, reiškia, tai gali tokie algoritmai ir paslaugas blogiau teikti. Čia turbūt didžioji grėsmė, tai yra mūsų pinigų ištaškymas. Šitas be abejo labai svarbus klausimas ir kitas dalykas, ar nebus taip, kad bus be reikalo perkami dirbtinio intelekto sprendimai. Tik dėl to, kad dabar apie tai kalbam, gaunam pinigų ir iš ES lėšų ir reikia dabar išleisti tą finansavimą, bet ar tikrai mums visur reikia dirbtinio intelekto technologijų? Aš visai nesenai su kolegom turėjau tokį Civic-Teko workshopą, seminarą, kuomet kalbėjom apie pilietinės technologijas, tai kokių technologijų reikia gyventojų įtraukimui, kad gyventojai įsitrauktų sprendimų priėmimą, ką čia daryti. Ir žinot, atsistojo vienos savivaldybės atstovai ir sako, žinot, ne visada reikia technologijų. Mes turim dalyvavimo biudžeto iniciatyvą, kada kviečiam gyventojus spręsti dėl dalies biudžeto, savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo, jie gali siūlyti idėjas ir balsuoti, kaip mes juos pritraukiam su animatoriais, nes mūsų bendruomenė jau kurį laiką yra žmonės, kurie apsirengia ten pliušiniais žaislais, bendrauja su gyventojais, kviečia juos prisijungti ir tai veikia. Tai man atrodo, kad labai svarbu atkreipti dėmesį irgi į tai, kokiu tikslu mes tas technologijas naudosim. Ar tikrai mums kiekvienam žingsnį jų reikia, nes kiek jos gali atnešti naudos, tiek jos tiek pat gali ir atnešti žalos. Tai šitie klausimai irgi yra labai svarbus. Ir aš turbūt patikslinsiu iš jūsų minties, kai kuriais atvejais turbūt, kai kalbam, pavyzdžiui, apie sąlyginai nedėlių pinigų paskirstimą, nedėliai bendruomenė, savivalda paminėjau turbūt labai gerai, dalyvaujamasis biudžetas, kaip patys žmonės dalyvauja biudžeto skirstime. Tai
jeigu ten kalbam apie kokio nors, hipotetiškai 100 000 eurų paskirstimą ten kokiom nors gyventojų paslaugom, tai gal tikrai kartais aktyvesni gyventojai gali kur nors susieiti ir visai normaliai padiskutavę greičiau priims sprendimą, negu dirbtinis intelektas bandys atlikti daugybę funkcijų, finale priėmė sprendimą, kad daryti taip reikia, kaip žmonės gal ir nenorėtų daryti. Tai jūsų mintis yra ir apie tai turbūt, ir tyrimas iš esmės remiasi ir tuo, kad dirbtinis intelektas turbūt nėra visiškas pakaitalas valstybės tarnautojų, taip reikėtų irgi atvirai sakyti, arba žmonių, kurie dirba viešam sektoriui. Turi būti kažkoks balansas ir jį reikėtų valstybė apsispręsti, nes turbūt viską dirbtiniam intelektui pavesti būtų ir nelogiška, ir gal net kvaila ir pavojinga turbūt, nes problemų gali išlįsti labai greitai daug. Manau, kad turim suprasti, kokiu tikslu pirmiausia norim naudoti tas dirbtinio intelekto technologijas ir kai suprasim, ar tikrai mums jų reikia, turim, manau, užtikrinti visus saugiklius. Tai mes jau šiek tiek kalbėjom apie tai, ar reikėtų įstatymo, strategijos, tai yra vienas lygmuo ir tada, man atrodo, yra kitas lygmuo, apie kurį reikia kalbėti, tai yra standartai. Kokius standartus mes tada viešojo sektoriaus institucijoms, kurios naudojas dirbtinio intelekto technologiją sprendimų priėmimui keliam. Tai kaip tik šiek tiek trumpai užsiminiau apie vakar turėtą diskusiją ir mes jos metu kėlėm klausimą, ar Lietuvai reikia dirbtinio intelekto naudojimo skaidrumo standarto. Tai tokį jau turi Jungtinė karalystė, naudoja keli jau miestai vakarų Europoje, tai pavyzdžiui Nyderlandai, Briuselis ir dar be jų keli. Ir iš tikrųjų sutarėm, čia tikrai sutarėm, kad reikia, nes kitaip labai bus sunku suvaldyti įvairias rizikas. Ir bendrai visi sutarėm dėl 5 bent jau punktų, kurių reikėtų. Tai reikėtų, kad dirbtinio intelekto technologijų naudojimas ir jų, sakykime, sąrašas būtų viešas, kad galėtume matyti algoritmo aprašymą, tai kokio sprendimų proceso dalis yra algoritmas, tai ar čia dėl tų pašalpų spręs dėl bylų ar dėl ko, apie duomenis, kuriuos naudoja algoritmas, tai iš kur tie duomenys gauti. Kuo remiantis? Taip, kuo remiantis, kas yra tuose duomenyse. Kaip dažnai atliekama stebėsena, nes stebėsena turi būti atliekama, ypač jeigu keliaujam į dirbtinį intelektą, kur, žinot, kažkuriuo metu turi juodąją dėžę ir pats gali nebesuprast, kaip ten tas dirbtinis intelektas pats už savęs mokosi. Ir kitas dalykas, kad turėtų būti aišku, kur ir kaip galima kreiptis iškilus klausimams dėl algoritmo naudojimo. Tai jeigu man kilo klausimas, kodėl aš, nežinau, atsiradau vienoje ar kitoje rizikos grupiai, kaip irgi turėjom tokį atvejį Nyderlanduose, tai kad aš galėčiau paklausti ir kad galėčiau gauti tą informaciją, o kaipgi čia taip yra. Nes tai yra, aišku, ir toks saugumo, preventyvus klausimas, nes dabar irgi galim kelti klausimą, žinot, kiek darbdavių žino, kad jų darbuotojai, pavyzdžiui, naudojasi tomis pačiomis dirbtinio intelekto programėlėmis ir galbūt kelia informaciją, bandydami priimti sprendimus. Tai toks tas skaidrumas, jisai padėtų šiek tiek suvaldyti ir šitus klausimus. Mėla Ieva, mes priėjom turbūt prie vienos irgi esminių temų, kurią aptarėm beje prieš laidą ir jinai nėra tiesiogiai dirbtinio intelekto jūsų studijoje tokia pagrindinė tema, bet iš tikrųjų jinai remiasi labai svarbių aspektų. Tai yra dirbtinis intelektas naudosis duomenimis, įvairiais duomenimis. Ir jeigu kalbam apie viešą sektorių, valstybės institucijas, tai mes galim turbūt įvardinti daugybę temų. Nuo mūsų vėlgi registrų centro daugybė valdomų duomenų apie juridinius asmenis, įmonės, pajamas, jų visokius pelnus, nekilnojamą turtą ir galim keliauti iki sveikatos, sodros duomenų, mokesčių inspekcijos, bet berods Transparency International irgi atkreipia dėmesį, ar ne pernai, kad viena vertus valstybė turi daug duomenų, bet netgi mūsų tas duomenų naudojimas toks yra šioks toks irgi kreivas. Mes nesame iš pirmaujančių valstybių toli gražu Europos Sąjungoje, priešingai esame viena iš labiau atsiliekančių, kad tos duomenys atverti visuomenei naudoti. O antra tema, matyt, susijusi su dirbtiniu intelektu, tai jeigu mes iki šiol esam tokie vieni labiausiai atsiliekančių ir neišnaudojančių tų duomenų,
kas atsitiktų, jeigu mes juos taiga atvertume dabar šiuo metu visiems ir visaip naudoti. Bet apie tai iš karto po vėlgi labai trumpos pertraukėlės. Ieva Dunčikaitė šiandieną su mumis, dirbtinis intelektas mūsų tema. Nepabėkite toliau. Laida remiama Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondo. Grįžtame prie pokalbio. Šiandieną žurnalistų namuose svečiuojasi Transparency International iniciatyvų vadovė Ieva Dunčikaitė. Kalbamės apie dirbtinį intelektą ir jo vietą mūsų viešajam gyvenime, valstybės institucijose, paprastai kalbant, kada ir kiek jisai spręs klausimų susijusių su mūsų gyvenimu, nuo pinigų skirstymo iki galbūt pašalpų, iki galbūt, neįgalumo ir kitų dalykų, kurie iš tikrųjų žmonėms šiandieną svarbus, ir biurokratizmo mažinimas yra labai svarbus aspektas, pinigų taupimas svarbus, dirbtinis intelektas gali daug padėti, bet mes turime Transparency International tyrimą, patyrinėjimą, gal taip vadinkim, nes tai nėra tyrimas apimantis visus aspektus, bet vis dėlto, kuris atskleidžia, jog kol kas nėra strategijos, nėra aiškių įsipareigojimų ir net institucijos nėra. Taigi, miela Ieva, viena tema labai svarbi minėjau. Valstybė turi daug duomenų, jie kaupiami įvairių būdų, bet mes ir dabar girdim, kad tie duomenys, viena vertus labai svarbus valstybėje, kita vertus jie mažokai naudojami. Yra trečias aspektas labai svarbus. Ne visi žmonės mano, kad tie duomenys yra tikslus. Dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, nekilnojamo turto kainos, jų perskaičiavimo metodikos. Jau nekalbėsiu apie kai kurios kitus dalykus, bet šitie trys niuansai, jūsų galva, kiek tikra diskusija galėtų šiandieną išspręsti arba užbėgti už akių bet kokiom problemom, kurios gali virsti skandalu ir ne tik politikų karjeros pasibaigimu, bet konkretiems žmonėms gali labai pakenkti. Tai apie duomenų naudojimą gal pašnekėkim, šitą temą Transparency International seniai yra. Kas šitaip yra nutikę, kad daug duomenų valstybė turi, bet bijo juos viena vertus ir atverti ir duoti ir nemokamai ir gal teisingai bijo bendriau, gal iš tikrųjų čia gali būti daug visko. Tai nežinau, duomenys yra žinių šaltinis. Iš duomenų galima pamatyti labai daug įvairių dalykų. Mes patys ne vieną iniciatyvą, ne vieną įrankį esam sukūrę, kuris remiasi duomenų pagrindu. Ir gali, pavyzdžiui, pasižiūrėti, o tai kokiems politikams priklauso žiniasklaidos priemonės. Aha, yra politikų, kuriems priklauso žiniasklaidos priemonės. Gali kelti ir nemažai yra. Ir nemažai. Jūs esate kažkada darę, kad kas 8 berods žiniasklaidos priemonė buvo susijusi su politiku ar jų šeimos nariu. Čia buvo toks tyrimas jūsų atliktas. Taip, ir tada gali klausti papildomų klausimų. Tai kas rašoma tose žiniasklaidos priemonės? Ar nėra taip, kad būtent tie savininkai politikai ir yra labiausiai giriami? Arba pernai irgi žiūrėjom, pavyzdžiui, kiek savivaldybių valdomų įmonių vadovų yra susijusių su partijomis, nes irgi Lietuvoje dažnai kalbam apie tai, jog savivaldybių valdomos įmonės yra labai politizuotos ir jų vadovai galimai keičiasi tada, kai vyksta rinkimai ir pagal tai, kas laimi, tas gali turėti savo statytinius, sakykime taip. Tai duomenys, jie padeda kelti labai gerus klausimus ir turbūt gal ne visi nori, kad taip lengva būtų juos kelti ir žiūrėti toliau. Turbūt jūs irgi kaip žurnalistai daug naudojatės, aš tikiu, duomenimis. Tai taip, Lietuvoje mes šiai dienai tikrai galėtume geriau išnaudoti duomenų potencialą, atverti viešuosius duomenis. Čia svarbu paminėti, kad kai kalbam apie duomenis, mes kalbam apie duomenis, kurie svarbus mums visiems ir kurie iš esmės priklauso mums visiems. Nes mes tai institucijomgi teikiam savo duomenis, mes teikiam jiem, sakom, kur gyvenam, ar ne, jeigu nekilnojamo turto registras. Mes sakom, kokią, nežinau, įmonei vadovaujam ir taip toliau, bet patiem atgal gebėti analizuoti visiems svarbius duomenis yra labai sunku, nes daug duomenų nėra atverta dar kol kas Lietuvoje ir tai rodo, pavyzdžiui, tas pats pasaulinis duomenų barometras, nors jo rezultatai jau yra 2 metų senumo, bet kol kas naujesnio dar nebuvo. Tai jeigu žiūrėtume jį, Lietuva buvo tarp prasčiausiai viešajam interesui svarbius duomenis atverančių ir panaudojančių ES šalių. Patikslinkim, žiūrėkit, panaudojimas, tai turime galvoje, kad ir šiandieną, pavyzdžiui, nemažai žmonių, spręsdami reikalus valdžios institucijos, turi lakstyti, ieškoti įvairiausių pažymų iš tų kitų valdžios institucijų, bandydami įrodyti, kad tu ten kažką turi ar neturi, kas yra, atrodo dažnai absurdas, kad tu kreipiasi į kokią įstaigą, kad spręstų tau klausimą, galvoji, kad jie patys galėtų susisiekti su bet kokia kita valdžios institucija ir gauti tau duomenis. Tačiau žmonės yra vaikomi ten rinkti pažymas, mokėti už tai pinigus, gaišti laiką. Tai čia toks yra buitiškiausias pavyzdys, kur mes iš tikrųjų dar neišnaudojom tų duomenų.
Taip, taip, ir pavyzdžiui, kad ir jeigu kalbam apie sprendimų priėmimą, tie patys Seimo nariai, mes norim žinoti, kaip jie priiminėja sprendimus. Jie turi darbotvarkes, jie pildo, su kuo susitinka darbo metu, bet dargi mes turim ir skaidrį, kur turi kitą sistemą, kur reikia pildyti, o tai kai susitinka su lobistais, tai ten irgi reikia užfiksuoti. Ir tos tarpusavį sistemos, jos niekaip nesusietos ir tada politikai sako, tai kodėl mes turim tą patį pildyti skirtingose sistemose. O jeigu dar atsidarai tuos duomenis, nes kaip tik mes juos analizavom ir lobistinės veiklos duomenis ir kitą savaitę skelbsim mano seimas.lt puslapį, ir atsidarėme tuos duomenis ir žinot, tos pačios institucijos yra suvardintos skirtingai. Turim sveikatos apsaugos ministeriją, turim SAM trumpinį, kuris be abejo reiškia tą patį. Ir tada klausimas kyla, o tai institucijų darbuotojai, kurie analizuoja tuos duomenis ir nori pažiūrėti, ar skaidriai vykdoma, tarkim, ta lobistinė veikla, ar yra gerai deklaruojama. Kaip jie tada juos analizuoja, jeigu netgi institucijų pavadinimai yra skirtingai surašyti. Ir tada kyla klausimas, o tai kodėl nėra naudojami registrų centro juridinių asmenų sąrašai. Taigi juos galima integruoti ir visur bus tas pats pavadinimas. Tai kur aš lenkiu, kad tų duomenų yra ir mes tai žinom, nes patys esam turbūt bene daugiausiai užklausų siunčianti organizacija viešo sektoriaus įstaigom. Berods 20 metais bandėm suskaičiuoti su kolegom, kad išsiuntėm apie 300 užklausų įvairiom institucijom, kad gautume duomenis. Tai tų duomenų yra, tik jie yra pateikiami nepatogiai, jų niekas neatveria. Aišku, aš čia dabar šiek tiek šaržuoju, yra nemažai tų atvertų duomenų. Bet lyginant su kitom šalim, mes tikrai dar atsiliekam. Mėla Ieva, aš vis tiek turiu paklausti. Dirbtinis intelektas, mes puikiai suprantame, kad tie algoritmai, kurie bus naudojami ir yra naudojami, jie iš tikrųjų šiandieną, reikia atvirai sakyti, tas intelektas yra sąlyginis žodis. Šiandieną dirbtinio intelekto vis dar lygmuo, jis nėra kaip žmogus mąstantis, kuris gali sujungti keletą ten ar keliolika ar keliasdešimt duomenų, bet tuo pačiu dar įjungti ir tuos principus, kurie yra, pavyzdžiui, civiliniam kodekse, aš jau minėjau per pertraukėlę jums, pavyzdžiui, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principas. Net teisėjai bylose, taikydami šitos principus, elgesi gana skirtingai ir mes suprantam, kodėl, nes čia yra žmogiška dimensija, kas yra sąžininga, teisinga ir protinga. Bijau, kad dar dirbtiniam intelektui, kažin ar galim tokius dalykus patikėti. Jūsų nuomonė, jeigu žiūrėti apie etikos standartų įdiegimą, minėjot Niderlandus, kurie iš tikrųjų ir padėjo, kiek žinau, jūsų tyrimą atlikti, prisidėjo prie to tikrai stipriai. Tos valstybės, kurios šiek tiek toliau pažengia ir turi jau ir geros ir blogos praktikos. Etikos klausimą, kas tą galėtų padaryti iš tikrųjų, kaip surašyti etiką, kad, iš tikrųjų būtų sąžiningai ir padoriai priimami tie sprendimai. Jūsų nuomonė, čia kas teisingumo ministerija turi būti, čia bažnyčia turim įtraukti, aš taip pradėsiu šaržuoti, bet to pačiu ir labai rimtai klausti jūsų akimu. Ir čia yra labai sunkus klausimas šiai dienai, nes kaip ir pastebėjot, kad dirbtinio intelekto technologijos kol kas yra kaip įrankis. Ir, žinot, labai sunku turbūt surašyti tam tikrus principus ir reguliavimą, nežinau, eismui, jeigu dar neturim automobilių. Tai kol kas Lietuvoje yra iš tikrųjų sunku dar kelti šitus klausimus, nes dar kol kas dirbtinio intelekto technologijos jos labiau naudojamos tuo lygmeniu, kaip kompiuterį naudojam, kaip telefoną naudojam, o kol kas sprendimų priėmimui jos dar nėra naudojamos. Tai mes iš tikrųjų net nežinom, kokiam sprendimų priėmimui bus naudojama. Ar čia mes kalbam apie labai rimtus sprendimus susijusius su viešųjų lėšų skirstimu, ar apie kažkokius mažesnio lygmens, o tai kur geriausia, nežinau, įkurti naują pastatą savivaldos lygmeniu pagal, nežinau, teritorijų brėžinius.
Tai man Pusiaukelės namus, va štai tema dabar lietuviai visi protestuoja, kad nebūtų greta jų namų miestelio pusiaukelės namai buvusiems nuteistiesiems. Gal dirbtiniam intelektui pavesti, kad surastų Lietuvoje vietą, kur žmonės tolerantiškiausiai žiūrėtų į tą temą. Tai man kažkaip atrodo, tos klausimus tikrai reikia kelt. Aš neturiu šiai dienai atsakymo ir man atrodo, kad daug kas neturi dar atsakymo, ir iš vakar diskusijos apie tai kalbėjom, bet po truputį kuriasi atskiros institucijos. Mes kalbėjom, kas turėtų prisimti atsakomybę Lietuvoje, bet iš tikrųjų matom, kad jau kitos šalys pradeda kalbėti apie naujų institucijų kūrimą. Tai pavyzdžiui, dabar naujausias turbūt pavyzdys yra Ispanija, kurie prieš porą mėnesių nusprendė įsteigti dirbtinio intelekto priežiūros instituciją. Na ir ta institucija jinai bus atsakinga tiek už standartų laikymosi priežiūrą, tiek už testavimo aplinkos reguliavimą, žiūrės, kiek yra rizikingos tos dirbtinio intelekto technologijos ir sistemos. Ir tada nuo to atsispiriant turbūt ir spręs tokius klausimus. Tai bet kokiu atveju manau, kad tai yra svarbu ir čia turbūt jau yra platesnis klausimas, nes čia reikia ir žmogaus teisų specialistų, nes jeigu naudojam kažkokius duomenis su tuo susijusius ir taip toliau. Ir dar aš galvoju, kad kai kalbam apie dirbtinį intelektą ir jo panaudojimą, vis tiek išlieka labai svarbus žmogiškasis faktorius, nes yra tokių situacijų, kur žmonės priima sprendimus savo intuiciją ir savo patirtim. Man rodos, Vokietijoje buvo pavyzdys, kuomet socialiniai darbuotojai turėdavo lankyti šeimas ir žiūrėti, kaip yra elgiamasi su vaikais, ar viskas yra gerai ir taip toliau. Ir algoritmas paprasčiausiai neveikė. Nes taip kaip išskirdavo tas šeimas, tai jis iškart išskirdavo tas, kurios gauna mažiausiai pajamų, kurios iškart gyvena, sakykime, sunkiau, nors iš savo patirties tie darbuotojai žinodavo, kad nebūtinai taip yra. Tai gali būti ir visiškai gerai gyvenanti šeima, finansiškai gerai gyvenanti. Taip, finansai turi pakankamai, bet turi problemų. Taip, bet turi kitų problemų. Ir tada jie sako, žinot, mes galim žiūrėti tą algoritmą, bet labai svarbu, kad ir mes turėtume galimybę patys spręsti, ar galiausiai eiti į tą šeimą, ar eiti į kažkokią kitą šeimą. Tai tas žmogiškasis faktorius su žmonių patirtim ir tais visais klausimais tiek apie žmogaus teisės, tiek apie etiškumą, sąžiningumą ir taip toliau, jis vis tiek išlieka, man atrodo. Na ir paskutinis klausimas, kurį iš tikrųjų norisi šiandien dar paliesti, vis dėlto, aš tiesiai turiu paklausim. Daug kas kalba, kad dirbtinis intelektas tai gali tam tikro proveržio būti ir valstybė iš tikrųjų pradėjus naudoti, galima pasiekti kažkokių geresnių rezultatų negu visi kiti. Ar šita ambicija, jinai yra ir politinė, ir verslo ambicija, jūsų nuomonė, jinai šiandieną vis dėlto labiau pagrįsta lūkesčiais mūsų ir tikėjimu, ar jau, taip sakant, galime užtikrinti, kad ilgai ir laimingai gyvensim, jeigu pirmieji dirbtinį intelektą įdiegsim, pavyzdžiui, viešajam sektoriuje. Na, aš nenorėčiau labai daug šaržuoti, bet man atrodo, kad šiandien akivaizdu, kad dirbtinio intelekto pagalbos tikrai reikia viešam sektoriui, nes beveik visos valdžios institucijos, beveik visos, šiandieną skundžiasi kaip minimum 2 dalykais. Trūksta žmogiškų resursų, trūksta pedagogų mokyklose, trūksta policininkų, daug ko trūksta. Ir panašu, kad trūksta ateityje, tai yra žmonės kažkas turės pakeisti. O antra dalis, man atrodo, svarbi, kad funkcijų panašu, kad nestipriai mažėja valdžios institucijose. Na, mes matom, kad vis naujų prisėjama, vis naujų problemų atsiranda ir šitoks užburtas ratas. Pinigų mažiau, bet ir žmonių mažiau galinčių dirbti ir dar ir funkcijų daugėja. Ir aš suprantu, kad dirbtinis intelektas yra beveik rimtas atsakymas, kad tai, jeigu ne jis, tai tada mes aklavietėj. Aš manau, kad dirbtinis intelektas tikrai atveria daug durų, apie kurias anksčiau net nepagalvodavom. Aš pati dar studijuoju ir doktorantūrą ir kaip tik nesenai rašiau mašininio mokymosi algoritmą, kuris galėtų analizuoti tūkstančius žodžių ir tūkstančius tekstų. Ir žinot, tas algoritmas tai išanalizuoja ir man pasako, apie ką tuose tekstuose kalbama per 2 minutes. Tai, o kiek laiko užtrukčiau pati tai skaitydama. Tai man atrodo, žinant, kiek valstybės tarnautojai turi perskaityti dokumentų, peržiūrėti dokumentų, tai tikrai gali padėti tuos rutininius darbus optimizuoti, efektyvinti, mažinti biurokratiją. Bet
norisi sugrįžti prie to, ką kalbėjom pradžioj, tam, kad iš tikrųjų tos technologijos veiktų ir kad mes galiausiai neįsisuktume į vairias rizikas, nes mes dar net nespėjom pakalbėti apie korupcinio lygio rizikas, kurios gali irgi būti, naudojant dirbtinio intelekto technologijas ir diegianties, perkanties. Tai yra svarbu keli dalykai. Mes turim šalyje pagaliau priimti strategiją, susitarti, kur link judam, turėti skaidrumo standartą, kad žinotume, kokie algoritminiai įrankiai yra naudojami, kokiais tikslais, kokie duomenys tai yra ir atlikti nuolatinę stebėseną. Tai gebėti nuolat reflektuoti ir žiūrėti, tai kas veikia, kas neveikia, nes ir duomenys, kuriuos mes keliam į algoritminius įrankius, jie irgi keičiasi. Juk keičiasi mūsų aplinka, keičiasi ir įstatymai kai kurie, keičiasi ir apskritai duomenų kokybė, tai mes turim visą tai turėti omenyje ir man atrodo, kad jau pradėjom aktyviau apie tai kalbėti, tai aš labai tikiuosi, kad valdžios institucijos tą pokalbį palaikys ir pačios imsis iniciatyvos burti profesionalų bendruomenę. Jeigu jau užsiminėt, pabandykime ir mes paanonsuoti, greičiausiai sugrįšime dar prie tos temos kitose laidose. O ką, korupcija nemažiau aktuali ir kalbant apie dirbtinio intelekto diegimą? Taip, pasirodo, galima piktnaudžiauti ir tuo. Ir čia kur didžiausia rizika grėsmė jūsų akimis žiūrint? Kur čia tas dirbtinio intelekto taikyme viešajam sektoriui korupcijai didžiausias landos, kurios srityse bus kaip tik pokalbio finansavimai? Gerai. Aš dabar manau, kad viešieji pirkimai yra įdomi sritis pasižiūrėti, o tai iš ko perkama, ar nebus taip, kad viešojo sektoriaus institucijos nusipirks iš vienos įmonės tokį patį sprendimą ir susidiegs visur. Gal nebūtinai jis bus blogas, bet tikrai verta kelti klausimus. Kitaip tariant, tu pirks tą patį produktą ir mokės visi atskirai ir už tą patį produktą sumokėsim 10 ar 20 kartų ir tai gali būti. Taip, gali būti ir taip. Ir be abejo dar piktnaudžiavimas, nes jeigu šiek tiek užsiminiau apie kalbos įvairius algoritmus, tai yra tokių triukų, kad, pavyzdžiui, jeigu darbiniesi ir žinai, kad įdarbinimui yra skaitomi, skanuojami CV ir dirbtinio intelekto kažkokia technologija pirmiausia atmeta dalį CV į kitą krūvą, tai yra tokių triukų, kaip pakeisti tam tikrus žodžius sinonimais, kad jų nepastebėtų ir tu visgi galėtum atsidurti reikiamoje CV žmonių krūvoje ir būti darbintas. Apgauti dirbtinį intelektą, taip sakant, triukai, kad dirbtinį intelektą gauni. Yra tų būdų, klausimas, kaip tada sužinos tas kandidatas, ar nebus taip, kad sužinos iš pačios institucijos ar įstaigos, kuri ir jį norės įdarbinti. Na va, turim dar temų apie dirbtinį intelektą, panašu, kad galėsim dar pakalbėti, bet šiandieną turėtume padėkoti Ievai Dunčikaitei į Transparency International už tai, kad atkreipė dėmesį, atlikę savo studiją, beje su Nyderlandų pagalba, atlikę studiją, atkreipė dėmesį, kad dirbtinis intelektas po truputėlį ateina į mūsų viešą gyvenimą. Dar ačiū Dievui, matyt, reikėtų pasakyti, nepriima tų sprendimų, dėl kurių galėtume stipriai nukentėti, bent jau kol neturim standartų, neturim atsakingų institucijų, kontrolierių, bet būtų labai smagu, kad viskas paraleliai. Miela Ieva, ačiū Jums. Žurnalistų namuose šiandieną mums garsą ar vaizdą užtikrino Justas Jurkevičius, tiesiai iš Kauno. Na, o mes su Ieva išsiskiriam ir dirbtinis intelektas tegul bus gyvent šalia žmonių, o natūraliu irgi nepamirškit naudotis. Natūralus irgi reikalingas. Ačiū Ieva. Ačiū Jums. Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo.